Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Šiandien laidoje matysite. Laidoje Autopilotas Vytenis skraidys švediškų lėktuvų. Milžiniškas vairas, net visureigiai su tokio didelio nebūna, o čia juk paprastas lengvasis nedidelis sedanas. Tuo tarpu Ramūnas pasirinko žemiškesnį ir žiemiškiems keliams labiau tinkantį transportą. Šitoms rankenėlėms, ko gero, jau daugiau negu 20 metų. Taip pat pamatysite naują Lamborghini modelį, kuris debiutavo tik šią savaitę. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Praėjusį savaitgalį tarptautinėme Miami oro uoste uždarytoje pietinėje jo dalyje įvyko Lamborghini Aventador Roadster pristatymas itin svarbiems klientams. Šį automobilį gyvai mes pamatysim tik Ženevos automobilių parodoje, tačiau kai kurie turėjo galimybę jį pamatyti anksčiau. Penki ryškiaspalviai itin galingi Aventador Roadster LP704 buvo pristatyti potencialiems pirkėjams viename labiausiai apkrautų oro uostų pasaulyje. Renginys prasidėjo 50 Lamborghini savininkų paradu Majamio miesto gatvėmis ir pristatymo konferencija. Naujieji 700 arklio galių monstrai taip pat iš pradžių pasivažinėjo uždarytomis miesto gatvėmis, o po to parodė, ką gali. Oro uosto lėktuvų nusileidimo take jie pasiekė maksimalų 338 km/h greitį, kurį užfiksavo policijos radarai. Automobiliai buvo išrikiuoti šalia legendinio Boeing 777. Aventador Roadster yra naujausias Lamborghini produktas, kurio 6,5 litro V12 variklis šį monstrą iki 100 km/h nuskraidina per mažiau negu 3 sekundės. Nuo Aventador Coupe jis skiriasi tik tuo, kad šio automobilio 12 kg sveriantį anglies pluošto stogą galima nuimti ir sugrūsti į bagažinę. Šio monstro kaina tik 1 milijonas litų. Šiandien mano rankose naudotas Saab 9.3. Deja, Saab jau bankrutavo ir automobilių nebegamina. Ir 9.3 buvo vienas iš paskutinių šio gamintojo modelių. Tačiau Saab nusipirko kinai ir Saab 9.3 bus būtent pirmasis modelis, kuris vėl iš naujo pradės riedėti nuo gamyklų konvejerių. Tikriausiai daugelis prisimena, kokia ilgai ir kankinanti buvo Saab mirtis. Gamintojas priklausęs General Motors koncernui buvo priverstas nutraukti savo veiklą, nes visą laiką generavo milžiniškus nuostolius. Praėjusiais metais buvo sustabdyti konvejeriai ir nauji Saab nebegaminami. Visgi, šiam gamintojui buvo ištiesta pagalbos ranka iš Kinijos ir žadama, kad jau kitąmet bus pradėti gaminti elektra varomi 9.3 modeliai. Tačiau iki tol galime susipažinti, kaip šie kelių lėktuvai važiuoja po keletos metų eksploatacijos. 9.3, kurį mėginu aš, turi 2 litrų benzininį variklį su turbina, kuris automobiliui per daug dinamikos nesuteikia.
Važiuojant atrodo, kad tai labai santūrus ir skandinaviškai ramus automobilis. Niekur neskuba pats ir neragina to daryti vairuotoją. Toks variantas puikiai tinka tiems, kuriems patinka ramus važiavimas. Tačiau norintiems daugiau energijos galime pasiūlyti ieškoti automobilių, kurie turėjo 2,8 litro V6 turbo benzininius variklius, kurių galia 280 arklio galių. Tačiau pasirinkę tokį variantą galite susidurti su atsarginių dalių trūkumu, ypač ieškant jų naudotų dalių rinkoje. Įdomu, kad norintiems sutaupyti Saab siūlė ne tik dyzelinius variklius, tačiau ir benzininius variantus, kurie varomi bioetanoliu. Nors tokios inovacijos ir sulaukė dėmesio, tačiau ši technologija netapo tokia populiari, kaip to tikėjosi gamintojas. Šis Saab 9.3 gali būti puikia alternatyva, jeigu nenorite įgrįsusios ir atsibodusios Audi A4. Šie automobiliai kainuoja, važiuoja ir išlaikymo kaštai yra labai panašus. Tad jeigu norite šiek tiek įsiskirti, šitas automobilis gali būti kaip tik jums. Nors šis Saab buvo gaminamas ant Opel Vectra bazės, tačiau švedai ją stipriai modifikavo ir 9.3 važiuoja kur kas maloniau nei vokietis. Ir su Audi A4 jį lyginu ne šiaip sau. Tai automobiliai varomi priekiniais ratais, kainuojantys panašiai ir atstovauja tą pačią klasę. Nors panašumų ir nemažai, tačiau Saab gali pasigirti komfortiškesnę važiuoklę ir savotiškais ergonomikos sprendimais. Atrodytų smulkmenos, tačiau prie keistenybių nepratusiam vairuotojui tai gali kainuoti nemažai laiko, kol prie visko bus priprasta. Tai čia yra Saab raktelis ir jisai dedasi štai čia, į centrinę konsolę. Tai yra šiek tiek keista ir nelabai patogu, nes žmonės iš įpratimų ieško, kurgi maždaug dėti štai čia. Dar vienas nelabai malonus ir patogus dalykas, tai šis milžiniškas vairas. Net visureigis tokio didelio nebūna, o čia juk paprastas lengvasis, nedidelis sedanas. Dar vienas iš minusų tai pavarų perjungimo svirtis. Norime jungti pavaras, viskas tvarkoja, tačiau norint jungti trečią pavarą, reikia šiek tiek pripratimo. Gali pasirodyti, kad pavarų dėžė iš tikrųjų netgi sugedus, tad prie to reikės priprasti. Tenka pripažinti, kad ergonomikos atžvilgiu šis automobilis tikrai nėra tobulas. Kai kurie sprendimai sunkiai suvokiami ir visiškai laužo kitų gamintojų nustatytus standartus. Žinoma, prie visko galima priprasti, tačiau tam reikės laiko ir keleto sugadintų nervinių ląstelių. Nepaisant savo unikalumų, 9.3 kelyje elgėsi kaip daugelis tokios klasės automobilių. Jis nėra itin sportiškas ir valdymo savybėmis lygiuoti su Alfa Romeo 159 negalim, tačiau užtikrins neblogą komfortą ir važiuos maloniau nei vokiška Audi A4. Galbūt švedai ieškojo kompromiso tarp komforto ir sportiškumo, tačiau gavosi nei šis, nei tas. Neįtin gerai valdomas, bet ir nesuteikia pakankamo komforto lygio. Neįtin maloniai nuteikia ir kai kurios apdailos detalės. Plastikas vietomis labai malonus liesti, o vietomis grubus, kietas ir barškantis. Rankinio stabdžio rankena girgžda ir kiek juda į šonus, rodos tuoj visai atitrūks. Milžiniškas vairas nesuteikia patogumo. Norint, kad jis nesiremtų į kojas, teks jį pakelti, tačiau tokiu atveju rankas reikės laikyti aukštai, o tai vargina. Ne pati maloniausia ir pavarų dėžė. Pavaros nejungiamos itin tiksliai. Galiausiai prie pavarų perjungimo pavyko priprasti, bet nemažai laiko galvoje virpėjo mintis, kad jį tiesiog sugedusi. Iš techninės pusės 9.3 nėra kalamas prie gėdos stulpo. Nors automobilis susiduria su smulkiais ir erzinančiais elektronikos gedimais ar netikėtai vieną rytą gali tiesiog neužsivesti, tačiau didelių galvos skausmų vairuotojai kelti neturėtų. Didelių nusiskundimų nesulaukia nei varikliai, nei važiuoklė. Tuo tarpu, kaip gyvena mano mėginamas Saab 9.3 ir ar jis tinkamas skraidyti gatvėmis, mums padės išsiaiškinti mūsų draugai Servisas R2L.
Patikrinom Saab 93, kokių gedimų pavyko jame surasti. Na, pavyko rasti galinį stabdžių diskai surūdyje, tai jos reiktų keisti taip pat su kaladėlėm. Ir priekį reikia keisti stabdžių kaladėlės, taip pat reikia pakeisti ir atraminius guolius priekį. Su kokiais gedimais šį automobilį gali susidurti dažniausiai? Na, šių automobilių pavarų dėžės šiaip nėra labai patvarius, tai būtina keisti laiku greičių dėžės tepalus, kad išvengtumėte šitų problemų. Taip pat galima sakyti, kad silpnos užvedimų ritės, kad šios problemos šiaip išvengti, tai reikia laiku keisti žvakes. Šis automobilis iš esmės yra labai panašus į Opel Astra. Tačiau ar iš tikrųjų jie yra panašus, o galbūt labai skirtingi? Na, iš esmės tai automobiliai panašus, bet šiaip Saab eksploatacija yra kur kas brangesnė. Norite tokios Saab? Tuomet į žvalgybą be 20 000 litų geriau nesiruoškite. Būtent tiek kainuoja pigiausi automobiliai pagaminti prieš daugiau nei 5 metus. Jeigu norite geresnės komplektacijos, žinoma, teks sumokėti daugiau. Tačiau automobilis vertas už jį mokamų pinigų. Jis nekelia didelių problemų ir puikiai atlieka savo darbą. Taip jau atsitiko, kad Kia Sportage'as Lietuvoje parduodamas jau 2 metus, o mes vis dar neturėjom progos apie ją papasakot. Taigi šiandien mūsų rankose galingiausia versija. 184 arklio galios, visi varantieji ratai, daugiau kaip 100 000 litų. Šis Kia tikrai atrodo labai veržliai, visai nebūdingai padidinto pravažumo visureigiams. Paprastai jie labiau primena senius paniurusius darbinius arklius, o ne pilna agresijos jaunuoliai. Tokiam tik ir traukis iš kelio. Sportage'as priklauso kompaktinių visureigių, taip vadinamų crossoverių klasiai. Ir jis iš tikrųjų atrodo didesnis negu yra. Pamirškite apie Kia kaip apie prastą ir pigų automobilį. Jis nėra prastas, deja, nėra ir pigus. Nors atrodo, kad automobilis vizualiai lyg ir žemėja ir siaurėja į galą, tačiau tai tik optinė apgaulė. Iš tikrųjų, Kia Sportage turi labai didelę bagažinę. Salone taip pat ganėtinai erdvu. Gale nesunkiai tilps 3 suaugę žmonės. Vietos tiek galvai, tiek kojoms daugiau negu pakanka. Įdomu tai, kad gale sėdintiems visai netrukdo transmisijos tunelis. Nors automobilis varomas visais ratais, jo čia paprasčiausiai nėra. Grindys lygios. Reiškia, vidurinis gale sėdintis keleivis nesiskųs dėl vietos stokos kojoms. Priekyje sėdintys jausis taip pat komfortiškai. Esant prie vairo tenka pagirti ergonomiką. Visi prietaisai gal ir nedvelkia prabangą, tačiau yra lengvai pasiekiami ir suprantami. Viduje beveik pavyzdinė ergonomika, visi įmanomi privalumai, įskaitant ir lietimų jautrų ekraną bei navigaciją. Ko dar reikia komfortiškam gyvenimui? Tik šitos rankenėlės, joms turbūt jau daugiau negu 20 metų. Na gerai, ne tik rankenėlės, daugelis mygtukų nėra itin pretenzingi ar prabangus, tačiau viskas veikia ir panašu, kad veiks ilgai. Ko gero, korėjiečiai nesistengia padaryti saloną prabangiu, tiesiog pagamino jį patikimu, juk šiam automobiliui suteikiama net 7 metų garantija, todėl viskas turi atlaikyti visą garantinį laikotarpį. Nors šis automobilis prabangos tokia negali skųstis, jame yra viskas, ko širdis gali užsigeisti, net navigacinė aparatūra, nors ir bazinis Sportage savyje turi nemažai būtinų privalumų. Mes bandėm ne tik prabangiausiai sukomplektuotą, bet ir galingiausią visais ratais varomą versiją su dizeliniu varikliu, kuris išvysto net 185 arklio galias. Kaip ir dera taip vadinamiems parketiniams visureigiams, šis esant normalioms sąlygoms yra varomas tik priekiniais ratais.
Tačiau prireikus galima priverstinai užblokuoti diferencialą, kad jis taptų tikresniu visureigiu. Aišku, tikrai bekeliai toks automobilis netinka, jis skirtas geriems keliams. Bet į žvejybą jo nukaksite. Neatrodos didelius nelygumus jis įveikia pakankamai lengvai. Aišku, ratų eiga nėra tokia, kad tiktų rimtiems išbandymams. Bet jeigu kuris nors ratas pakimba ore, elektronika imituoja diferencialo blokavimą. Netekęs sukibimo ratas pristabdamas, taip suteikiant daugiau variklio galios tiems ratams, kurie turi geresnį sukibimą. Taigi per griovį perlipsite. Tik saugokite buferius ir nepamirškit, kad automobilis neturi patikimos dugno apsaugos, todėl didelius akmenis ar kliūtis geriau apvažiuoti. Jeigu nuvažiuodami nuo kalno nepasitikite savo jėgomis, galite perduoti valdymą elektronikai. Aktyvavus nusileidimo nuo kalno sistemą jums nereikės nei stabdyti, nei akceleruoti, tik sukinėti vairą. Visa kita atliks pati mašina. Valdomas šis daiktas puikiai, tik reikia prisiminti, kad jis turi kiek didesnį svorio centrą negu paprastas hatchbackas, tad juo galima šiek tiek paišdykauti, ypač kai už lango daug sniego, o keliai slidūs. Tam padeda ir ganėtinai kietai sportiškai reguliuota pakaba. Automobilis puikiai jaučiasi posūkiuose ir pasižymi pakankamu sukibimu ir stabilumu. Valdymui galima rasti vienintelį priekaištą – neinformatyvus vairo mechanizmas, tačiau tai ko gero ir viskas. Ak taip, komforto mėgėjai dar gali skųstis prasta garso izoliacija, ypač greitkeliuose, kai greitis viršija 100 km/h. Ir važiuojant žvyrkeliu, atrodo, kad kėbulo kampuose nesukasi ratai, o groja būgnai, kuriuos negailestingai daužo akmenukai. Jeigu jums patinka tiesiog važiuoti saugiai ir ramiai, Sportage puikiai tiks ir šiems poreikiams. Važiuojant normalių režimų, tai paklusnus ir ganėtinai komfortiškas automobilis. Kadangi jis priekyje turi agresyvios formos dienos LED žibintus, jam visi traukiasi iš kelio, o tai prideda dar daugiau pasitikėjimo savimi. Mieste jis irgi lengvai valdomas, kadangi sėdit aukštai, manevruoti jo nėra itin sudėtinga. Netrukdo tam nei itin mažas galinis langelis, parkuojantis padeda galinio vaizdo kamera. Gaila tik, kad mūsų Sportage'as buvo juodas. Ryžas, arba kaip gamintojai vadina tą spalvą oranžinis, atrodo dar geriau ir įdomiau. Tikrai neveltui, šis automobilis vos debiutavęs rinkoje susižėrė galybę įvairiausių apdovanojimų. Jis yra to vertas. Geros žinios Dzūkijoje gyvenantiems ralio gerbėjams. Trečiadienį Druskininkų miesto meras Ričardas Malinauskas ir Ajax sporto klubo viršininkas Jonas Balčiūnas pasirašė sutartį, pagal kurią dar per artimiausius 3 metus Druskininkuose vyks Lietuvos ralio čempionato etapas. Trečiadienį Vilniuje buvo iškilmingai pasirašyta sutartis tarp automobilių klubo Ajax ir Druskininkų miesto mero. Taigi Druskininkų ralis vyks dar bent 3 metus. Kurortas tai yra vieta, kur žmonės atvyksta ir pailsėti, ir praleisti laiką.
Taigi mes ištisomis paromis tikrai netriukšmausime, ta prasme sportininkai turbūt netriukšmaus ir dalyviai, o kad žmonės tarp procedūrų, tarp įvairių kitų kultūrinių renginių galės stebėti ir automobilių varžybas, tai aš manau tikrai yra gerai, kad gali pasirinkti pagal savo hobius, pagal savo pomėgius, pagal norus ir aš manau, kad ne viena šeima tikrai atvyks būtent tomis dienomis į kurortą, kad tiesiog praleisti laiką ir aktyviai ir galbūt papramogaudami po to jau mūsų sanatorijose ar spa centruose. Manome, kad darant kažką organizuojant, turėti mintyje, kad tai darai ne vienus metus ir jau tai gali būti baigta, tai aš manau, kad būtent iš Ajax klubo bus dar didesnės pastangos, tai daryti geriau, įspūdingiau, kad būtų daugiau žiūrovų, kad būtų daugiau dalyvių ir aš manau, nuo to priklauso visų sėkmė. Druskininkuose jau 2 metus iš eilės baigėsi Lietuvos ralio čempionatas. Šio miesto apylinkėse rengiamas paskutinysis etapas. Būtent čia išsisprendžia galutinė sportininkų rikiuotė čempionato įskaitoje. Todėl kova kai kuriuose klasėse būtent Druskininkuose vyksta iki paskutinio metro. Šiemet šį ralį numatyta rengti spalio viduryje. Mums automobilistams labai dažnai būna, kad ilgai ruošiesi, daug išleidi ir lėšų ir startavęs finišo nepasiekė, kas būna labai liūdna, bet žiūrovams tai kai kada atrodo, kad tik tai jie to ir laukia, kad kažkas atsitiktų trasoje tikrai tokio įspūdingo. Tai aš norėčiau palinkėti, kad startų skaičius sutaptų su finišų skaičiu. Na kągi, šiandien tiek, likite su Baltijos televizija, o mes pasimatysim kaip visada lygiai po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidos draugai. R2L, jūsų patikimas partneris.